visas kūnas, va ten, pilvo apačioje. Iš aklosios galvos va čia anga ir prasideda ventralinis tolių žarnų stulpas. Jeigu diafragmą nupiešti, aš taip nelabai skaičiuodamas nuo čia va. Kai pieščiau taip va. Kupolą. Tai va ventralinis stulpas čia va posūkį ir į kairę. Paskui grįžta antras aukštas jau tos storosios žarnos. Tas labai prasiplečia, štai vietai praplatėja labai. Ir staiga siaurėt pradėjo. Susiaurėja, tai pilvo vidury, maždaug nuvinkioja mažoji gobenčioji į kairę, į centrą grįžta ir pereina tiesiai į dubenį. Vat ir viskas, čia daugiau nieko ir nebėra. Čia kiek tai iš tos pusės, maždaug nuo tos vietos į pilvą, į tą sieną ateina 12 pirštė žarna, įkyla taip į viršų, pro dešinio inkstų pereina į kairę pusę, ten į plonasią žarną. Vat ir viskas, daugiau viskas. Dabar kai reiktų. Vėl jeigu nupiešim, taip jau apytikriai 16 čia va. Diafragmos prisitvirtinimą prie pilvo sienos. Tai čia ventraliai žemai kairiai stulpai ateina, atsimenat, siaurėja ir užsilenkia. Ir antras aukštas grįžta vėl iki diafragmos, ten posūkį daro. Čia netoliese yra nuo 12 iki 16 šonkulio, apytikriai va šitoj vietai. Skrandis netoli pilvo sienos, bet jis normaliai nesiglaudžia prie, nepasiekia pilvo sienos. O plonosios žarnos blužnis va tiesa va čia, ir kadangi inkstas nuo 2 iki 4, 5, 6 šonkulio, ir jos mens ankstelė yra, tai blužnis va, taip va, maždaug. Platesnį per siaurą nupiešiau. Čia su raiščiais prie skrandžio ir raiščiais prie inksto tvirtinasi. Tai čia va kiek va perčiausiai pilvo sienos yra plonųjų žarnų. Kažkokia dalis va šitai vieta. Ir viskas. Padėtis maždaug toks. Dabar per pilvo žarnyną viską tyrinėti per pilvo sieną nieko neįmanoma. Pilvo siena įtempta. Nieko tai nepasakysi, ar iš labiau įsipūtęs pilvo sienos, ar paspaustas, skausminga, nieko negali. Vienintelis, gyvuliams, tas tyrimas arkliams, per tiesiai žarną, kiek jau pasiekia palpuoti. Auskultuoti, perkutuoti, taip, viską galima. Tai ar nepasimėtų auskultavimo perkusijos priemonė? Tai jūs neturit turbūt dar? Turim. O, tai jūs nusistatyti, ar peristaltika yra ar ne. Nes būtina tą žinoti. Šitaip visiems gyvuliams, jau tokia gamtoje tokia tvarka yra. Jeigu kur užsikišo žarnyne, tai peristaltika suaktyvėja ir užpusi nepraeinamo vietos ir prieš. Stengiasi. Tai kas gali vemia išvemia, kas negali, tai jau ir kenčia skausmus, bet ir užsikimšimo vietos irgi suaktyvėja peristaltika, ištuštėja viskas. Ir vat visais atvejais, kai tik žarnų nepraeinamumas yra arkliams, direktiškai, ką būtiniausiai gydytojas turi ranką kišti prie kvietį žarną. Tai neranda nieko išmato, tuščia. Ir tokių gleivių tirštų, bent pirštai net limpa, jeigu be pirštinės tyri, taip jau, bet jeigu vieną tai gali davė pirštinės ir žinai, kad jis tikrai sveikas, bet jeigu geriau visada vienkartinė pirštinė, tai limpa pirštai, tarp gleivės lipdamas tirštus, tai ženklus, kad nepraeinamumas yra tikrai. Ar pasieksi ten, kurioje vietoje nepasieksi, jau kitas reikalas bus. Bet jau rektiškai reikia tirti, kiek gali, tiek jau ten pasiekti. Tokiam tai kas šerkliukas, tai į kitos vietos ranką įkišti net sunku yra, bet tie manoveriai veisės sportiniam žirgams aukšti gyvuliai. Tai net taburetės status daktaras, kad pasiektų, ten kuo giliau ranką galėtų įkišti statyti. Nes kito kelio nėra kaip. Tai va šitaip. Diafragmos prisirišimą nupiešiam. Tai dabar visas žarnynas taip. Jeigu čia šliužas, apačioj visai pilvo, tai šliužo 12 pirštį išėjusi, o čia knygenos, va tai vietai. Va, pakyla čia, ir inkstą pasiekia, apsisuka, grįžta atgal ir pereina į ventralinę, va čia į tas plonasias žarnas, čia visą tą apačią
plonosios žarnos užima. Paskutinė plonoji žarna, klubinė žarna ir atsiveria į akląją. Akloji va, jos vieta. Maždaug toj vietoj nėra didelė. Žarnytė atsiveria. O iš aklosios prasideda kitos storosios žarnos iš jos. Atsimena, 2,5 karto susisuka ir 2,5 karto atsisuka ir perina į tiesiai į dubenį ten. Tai va irgi tas pats viskas. Čia jau pilvas neįtemptas. Va, gali spaudyti. Ar skausminga net nustatyti, jeigu jam jau skausminga bus, galėsim nustatyti. Čia irgi šiek tiek, bet čia, matai, kai akloji pilna dujų ir pripildyta, tai pakyla alkiaduobės ir vis tą vietą. Šilygį. Bet matai, kai gyvulys negaloja, tai dabar ir negali, suabejojau, gal ten šliužo dislokacija į dešinę, pakilo šliužas ir išpūtė čia tą pilvalinį dalį, aklą ir žarną. Irgi rektiškai reikia tirti, kišti ranką. Tik atsimint, aš sakiau praeitą kartą, kad kaip atskirti, rektiškai čiupinėjant, kaip atskirti akląją žarną nuo šliužo atslinkusio. Prie šliužo tvirtinasi didžiosios kreivės taukinė, tai nelygus pavyzdys. O akloji lygi, ten gali vedžioti rankas, aplinkui lygų, bus nieko, tai bus ir žinosi, kad ten akločiai. O tas pats yra auskultavimas peristaltika, perkutavimai reikalingi nustatyti, tai va, bet perkutuoti jau reikia taip stovint, nes jeigu suskaus pirštai, aš nematysiu man į kojas. Jau taip atsistojus. Duslau, pilnas turinio žarnytės, lygiai mažai kaip ir šlaunį, kai perkutuotum, nieko nesiskiria. Storosios žarnos. Jau čia matyti ir dujų biški yra. Va, timpaniškas skambesys, aukštesnis. O čia ertmė tokia, matyti pasmukusi biški akloji, tai tuo ta ertmė pilve, taip va, lygiai tuščia dėžė kokia skambė, tik čia nieks. Tai jau turi būti. Tai va, tokie dalykai. Stambesniam gyvuliam. Na, o mažiukams gyvuliukams jau pilvo. Tai va šitai pradžiai šuniukai visada įsigasta, įtempia pilvą, tai reikia paglostyti, pakalbinti, jau kai atleidžia pilvą, tada jau pradėti čiupinėti ir iš abiejų pusių. Ta žarnytės galima iščiupinėti visas. Jauti, kad žarnos ir jeigu ten kur suskaus, gyvulėlis čips ar ką, kaip nors jis įrodys, kai jam skauda tą vietą. Ir visą tai išpulpuoja tą vietą iki pat dubens, va, visą žarnytės išpulpuoja. Žinoma, ir auskultuoti reikia, peristaltiką tą. Reikia ir tiek. Perkusija gal reikalinga, bet neypatinga, nes jau pirštais jauti, kad žarnytėse turinio daug yra, pilnas tos žarnytės. Yra tai va tokie, o jeigu reikia ir pirštų. Spaudžiasi, interis nenori paleisti. Aš tai norėčiau oro praplėsti, kad defekuotis pradėtų, bet negaliu, čia man ranką suspaudė, išmatu apskystų. Turėtų būti čia suformuotos į. Lėtinis matyti ant storų žarnų uždegimas, kad nesusiformuoja išmatos. Daug tuščiai ir šilta ten pakankamai. Vat ir viskas. Jau dabar galėčiau ranką kišti ir toliau ten, truputėlį nedaug ranką tai kišti. Ir mano ranka tik va tiek te pasiekė. Pasiekiu šlapimo puslę tuščia, gimdos ten neužčiuopiu, kažkur giliau nusmukusi yra. Ir va, čia vietos daug, aš taip galėsim pažiūrėti. Nebenoriu toliau kišti, nes aš taip pasieksiu čia žemiau aklosios galvą. Kraujagysles čia jaučiu, pulsuojančias. Nežinau, jau čia šakos. Ar arterija facialis šaka jaučiu pulsuojančią gerai. Čia jau pirštai mano eistis. Aš klausiu dabar ranką. Mikrobiologas. Nes jeigu lenta biskį parodoja, reiškia 100% dezinfekcija. Visi kiti cheminiai dezinfektoriai nėra 100%. Štų praplėties ir rektum praplės tinka. Tai mes iki išimų pasižiūrėsim, kas ten kaip atrodo. Ten vietos daug.
ateina Galima skystas. ranka. Tai taip, ten jau daug. Ten vietos daug. Čia va tik sfinkteris labai, kol įkišiu ranką. Dvi Labai rankos laisvai skysta. telpa.